Aš esu Kristupas Žemaitis, man 16 metų, esu iš Kauno. Atstovauju Sabonio krepšinio centro Katus grupę komandą. Esu atakuojantis gynėjas poziciją, taigi tiek apie save. Šioj stovykloj man patiko, kad buvo daug užsieniečių trenerių, kad jie vis kitokią informaciją mums duodavo, negu lietuviai duoda. Patikdavo treniruotės su Feliksu labai, jisai gerų pratimų labai duodavo. Dar labai patiko, kad vakarais būdavo visą laiką 5 prieš 5 žaidžiama, nes tai galėdavai biškį nuo save taip pažiūrėti, kaip kokia to sportinė forma varžybose. Gal šiek tiek nepatikdavo, kad būdavo tokių labai pauzių. Pavyzdžiui, bobų ten labai lėtai treniruotės būdavo neintensyvios, labai ten tokios labai paprastos, tokie metimai. Bet iš esmės tai patenkinta stovykla, visai man patiko čia. Ar galėtum palyginti kažkiek tai su kitom stovyklom, kuriuose teko būti? Kitose stovyklose, pavyzdžiui, su komanda, kai būnu, tai ten gal daugiau fiziškai mes dirbame, ruošiame sezoną ateinančiam. Salė irgi ten biškį pabūna, bet fiziškai daugiausia būna tokių treniruočių sunkių. Ar Nida gera vieta ruoštis sezonui? Jo, gera, prie pat va yra tas jūra, ugnis, ant smėlio ten gerai padirbti. Lietuvių trenerių darbo metodika ar labai skiriasi nuo užsieniečių? Iš esmės tai taip gal nelabai skiriasi man. Didelio skirtumo taip nesudarė. Visumoje galima pasakyti, kad patenkintas, kad čia buvai, ar? Taip, patenkintas tikrai. Galvojau, kažką įgijau naujų žinių, kažką gal patobulinau. Tikrai, labai patiko treniruotės ant smėlio. Ten labai sunku būdavo ir tai man patiko.